Sveiki gyvi, tikiuosi jūs vis dar sveiki ir gyvi. Tačiau tai labai priklauso ypač nuo to, ką mes valgome ir koks mūsų gyvenimo būdas. Tiesa, panašu, kad nelabai mėly tetos ir dėdės Briuselyje bei jų nuolankus nurodymų vykdytojai Lietuvoje sugalvojo pakeisti tiek mūsų maistą, tiek gyvenimo būdą, tiek mūsų sveikatą. Ir su mumis tartis dėl to, ar atvirai pateikti savo planus mums, jie visai nemato reikalo. O jūs ar susimastėte, kam visa tai daroma ir kam diegiami oranžiniai atliekų maišeliai? Ponai ir ponios, pažiūrėkite štai čia. Dėkojame. Šiandien trumpai pažvelgsime į kaip susijęs kirmėlių ir vabzdžių auginimas bei diegimas į mūsų mitybos racioną ir dabar jau privalomi naujieji oranžiniai maišeliai. Pristatant šį maisto rūšiavimą, kaip rūpinimąsi gamta, rūšiavimo kokybę, maisto švaistymu ir kitais pasakų epizodais. Štai oficialiame atliekų etiketas tinklapyje skelbiama, kad skyrus maisto atliekas nuo mišrių komunalinių atliekų, kitų atliekų kokybė bus geresnė ir lengviau perdirbama. Taip pat iš atskirai surinktų maisto atliekų gali būti gaunamas produktas, kuris plačiai pritaikomas ir naudojamas kompostavimui arba gamtinių dujų gamybai. Maisto atliekų atskirimas ir rūšiavimas gali sumažinti maisto švaistymą. Ką nors supratote, aš irgi nieko. Pasakojama viskas. Tik ne tai, kad iš tikro yra gerai finansuojama programa, pagal kurią mes tas savo atliekas patys ir suvalgysim. Tai yra kirmėlių ir vikšrų pavidalu, kurie prisiryję tų mūsų surinktų atliekų bus perdirbti į miltus ir aliejų ir tokia forma bus diegiami į duonos, traškučių ir kitus taip vadinamo maisto gaminius. Juokinga? Taip, tai nieko neįtariantiems žiurkėnams ir pristatoma per TV kaip lengvas pokštas. Apie rūšiavimą. Taip, apie rūšiavimą mes nuo Kur lentė? Matikiai. Apie rūšiavimą. Taip, apie rūšiavimą mes nuo naujųjų mokomės jau rūšiuoti ir maisto atliekas, tai Vilniaus regione tam išdalinta 1000 oranžinių maišelių ir jų vis daugėja surenkamuose mišriuose atliekose. Skaičiuojama, kad maisto atliekų bus renkama apie 40 000 tonų kasmet. Visos jos bus sumaitintos musių lervoms, iš kurių vėliau bus gaminami baltymai pramoniai, biokurui ir trąšoms. Iš tikrųjų, vieniems turbūt šypseną kelia ir juoką, kitiems galbūt net nelabai malonu įsivaizduoti ir galvoti apie tai, kaip tie procesai vyksta. Aš nenoriu apie tai galvoti. Good word. Okay, here come the cockroaches. Again, 2,000 of them. Taip, tai šią Nyderlandų mokslininkų sukurtą technologiją Vilniaus regiono atliekų perdirbėjai diegia pirmieji pasaulyje. Štai projekto koordinatoriai Nyderlanduose. Paskaitykime projekto aprašymą. Projektas Tvari vabzdžių grandinė. Gyventojų skaičiaus didėjimas turės įtako žmonių maisto pasiūlai ir paklausai. Didžiausia rūpestį kelia baltymų pasiūla ir tinkamų gyvūninių baltymų pakaitalų paieška. Tyrimai parodė, kad valgomieji vabzdžiai gali aprūpinti žmonių populiaciją aukštos kokybės baltymais, amino rūgštimis ir vitaminais. Nors praėjusiame dešimtmetyje vabzdžiai ir iš jų pagaminti produktai pateko į Europos rinką, nes pirmą kartą buvo pripažinti vertingų baltymų šaltinių gyvūnų pašarams ir žmonių maistui gaminti, jų komercializavimas vis dar menkas. Sustainable Insect Chain arba tvari vabzdžių grandinė siekiama padidinti vabzdžių rinkos ekonominį gyvybingumą, įveikiant esamas kliūtis, trukdančias išplėsti vabzdžių vertės grandinę Europos Sąjungoje.
projekto metu bus išbandytos ir patvirtintos nesenai sukurtos technologijos ir procesai, kuriais siekiama sukurti tvarę ES vabzdžių pramonę, gaminančią saugius ir vartotojų vertinamus vabzdžių produktus arba produktus pagamintus iš vabzdžiais maitinamų gyvūnų. Bet mums apie tai nesakoma. Taigi, kaip visą tai veiks, tegul Asta Vidurkė mums papasakoja. Per metus iš Vilniaus regiono planuojama surinkti apie 40 000 tonų maisto atliekų supakuotų į oranžinius maišelius. Kol kas Stiklo, batų ir ko ten tik nerasdavome, tai jau sausio pabaigoje ir naujausiais vasario mėnesio duomenimis matome, jog praktiškai Vilniaus miesto gyventojai rūšiuoja maisto atliekas idealiai. Tai reiškia, jie puikiai žino, ką reikia tenai išmesti ir tai, kad praėjo tiek nedaug laiko, rodo, jog tvarka nėra sudėtinga ir tikrai praktiškai yra pritaikoma. Atliekų perdirbimo įmonėje diegiamos moderniausios pasaulyje technologijos. Vilniečių surinktas maisto atliekas perdirbs lervos. Apie tai kalbuosi su gamyklą administruojančios įmonės vadovu Algirdu Blazgiu. Sveiki. Labą dieną. Kokios technologijos? Kur yra tos lervos? Kaip tai atrodys? Papasakokite. Lervos šiuo metu dar nėra. Jos buvo atvežtos, buvo išbandytos, tik tai ką noriu atkreipti dėmesį, kad moderniausias sprendimas. Lervos maistą tvarko jau daug metų ir netgi tas mokslininkas, kuris yra atsakingas už mūsų projektą 15 metų jau dirba su maisto apdorojimo lervų pagalba. Šiuo metu lervos buvo atvežtos, paragavo lietuviško maisto, įsitikinom, kad viskas veikia ir yra užsakyta įranga, kuri tai perkels į pramoninį lygį. Tai įranga pas mus atvažiuoja balandžio pabaigoje ir tikimės, kad jau birželį valgysim lietuvišką maistą. Bet teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad masinės atliekų perdirbimas naudojant lervas, tai bus, toks pirmasis pasaulyje pritaikymas. Tokiu visiškai automatizuotų būdų, be visiškos, galima sakyti, žmogaus įsikišimo, tai bus pirmasis projektas ir mes pirmieji esam tai pradedantis daryti pasaulyje. Taigi kaip tai atrodys? Iškart maišeliai surenkami bus ne čia. Mūsų tikslas yra, kad maišeliai, nes čia jau yra šiek tiek pažeisti, kad būtų atrenkami pačioj pirmoji vietoje, tik atkeliavus pas mus, tada visi maišeliai nukeliauja į debakerio ir seditanko sistemą, kurioje yra sutrinami, sumaišomi su vandeniu. Tada visos priemaišos, kurios buvo maiste, pakyla į viršų lengvos, visos sunkios, kaip ten stiklas, akmenys nusėda į apačią ir per vidurį gaunasi labai graži, skista organinė tokia pulpa, kurią galima arba kompostuoti, arba gaminti dujas, arba maitinti lervas. Ir štai tada vamzdžiais viskas nukreipiama į lervų konteinerius. Nieko asmeniško, tai tik biznis. Tai daroma mūsų pačių rankomis ir finansuojant globalistų organizacijoms. Tuo tarpu žemės ūkis visoje Europoje žlugdomas. Dabar jau galima suprasti, kodėl dygsta kirmėlių ir vabzdžių pramonė. Ir per 3 dienas priaugia 250% savo svorio, yra nukošiami, kol maitinasi, neutralizuoja daug kenksmingų medžiagų, iš tikrųjų netgi ir esančių maisto atliekos, jeigu ten kažkokie tai papildai, kaip kiti šneka ar kažką tai, kol maitinasi, išskiria tam tikrus išskiras, kurios yra sudžiovinamos ir paverčiamos labai geros kokybės trąša, o pačios lervos yra nukošiamos, išdžiovinamos, sumalamos. Iš jų gaunamas labai kokybiškas techninis baltymas ir išgaunami aliejai. Vaizdas turėtų būti nelabai malonus. Visiškai uždaras. Nieko nematysit pačių lervų, nei įsiritimo nieko, tik jau matysit sumaltus produktus, nes sistema automatizuota taip, kad maistas atkeliauja į vieną pusę ir iškeliauja tik tai jau produktai, tai yra baltymai ir aliejus. Ar tikslas mūsų atliekų surinkimas lervoms? Tai lervos jau pabandė, pasivalgė, nes ir praeitais metais tas surinkimas Ukmergėje vyko pilotinis projektas, lervoms skanu.
Na va, Bet atsakingai rūšiuokite, nes kažkas tas atliekas, minta tos lervos ir jau pasirūpinkime jomis, jos mums gera ir mes joms. Ir tvaru, ir lervos sočios. Leiskite priminti, jie su mumis taip elgiasi tik todėl, kad mes jiems leidžiame taip su mumis elgtis. Jei neleistume, taip nebūtų. Mes negimėme ėsti vabalus ir kirmėles. Pradžios knygoje yra parašyta: ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį. Vyrą ir moterį sutvėrė jis. Dievas juos palaimino ir tarė: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Dievas tarė: aš jums daviau įvairias žoles, turinčias sėklą, kurios auga žemės paviršiuje, ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą, jums tebūna tai maistas, ir visiems žemės gyvūnams, visiems padangių paukščiams ir visiems, kas kruta ant žemės, kas turi gyvybę, daviau visus žaliuojančius augalus maistui. Ir taip įvyko. Dievas matė visą, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai. Buvo vakaras ir rytas, 6 diena. Žemės ūkis naikinamas todėl, kad būtume priklausomi nuo sistemos. Streikuojantys ūkininkai sako, kad jų galas bus mūsų bado pradžia. Įsiklausykime. Iš jos brolutėlis sodauto, sojos brolutėlis. Nepasiduokime nužmoginimui ir degradacijai. Gyvenkime sveikai, mąstykime ir prašykime Kūrėjo išminties bei pagalbos priešintis. Palaikykime ūkininkus, auginkimės maistą patys, junkimės į bendruomenės, kol dar yra galimybė, kelkimės gyventi į užmiestį. Te padeda mums Dievas.